Sveiki žiūrovai, vakar mes skirtom 10 000 prenumeratorių ribą. Kadangi aš klausiu jūsų, kokią dovaną jūs norėtumėt pasirinkti ir jūs išsirinkot, kad norėtumėt išgirsti mano Financial Freedom forumo pranešimą, tai aš jūsų klausiu, ar jūs norėtumėt sužinoti visas mano išmoktas pamokas per mano 8 metų NT kelionę? Jeigu taip, tai šis video būtent yra tas dalykas, kurį jūs norit pažiūrėti iki pačio galo. Tai dėkui jums žiūrovai, gerai pavarėm, mes turim 10 000 subscriberių. Iki pasimatymo video. Dar yra vietos čia, galite jau ką užeiti, prašau. Kolegos, drąsiai, praeikit, nebijokit. Ok, tai važiuojam, ar ne? Tai pirmi 10 būtų, ar ne? Ir kokius per tą laikotarpį panaudojau 5 svertus, ar ne? Tai mano santykis su nekilnojamu turtu, tai esu porą metų dirbęs brokeriu, gal tada ir užsikabinau su tuo NT, nes atrodė tokia labai ideali, geniali idėja, ar ne? Ir 2015 metais pirkau savo būstą, kuriam pats gyvenau, pirkau su paskola. Ir 2016 metais, žodžiu, jau pilnai užsikrėčiau NT liga. Ir nuo to laiko jau pilnai pasinėriau į investicijas. Ir, žodžiu, nepraėjo nei 7 metai ir perku jau nebe 1, o 10 savo objektą, 10-14. Užeikit čia, galit drąsiai eiti iki čia. Ateikit, kas esat. Leiskim užeiti kitiem. Tai, kai pirkom patį pirmą investicinį objektą kartu, ne investicinį, o butą, kuriam gyvenam su žmona, puikiai atsimenu tą mintį, kurią turėjau savo galvoj, nes vienas kito klausim. Jeigu kuris nors vienas iš mūsų liks be darbo, tai ar kitas galės sumokėti įmoką bankui už tą vieną mūsų turimą butą, žodžiu. Aišku, mes kalbam apie 2015 metus, ką tik buvo litai pasikeitę į eurus. Ir mes padarysim dabar viktoriną. Kokia buvo įmoka bankui nuo 2015 iki 2021 metų, visą tą laikotarpį įmoka beveik nesikeitė, suklydau pasirodo skaidriai, už 64 kvadratinių metrų, 3 kambarių butą Dainavos mikrorajone. Turim 100, pusantro, tai 150, ne? 250. Bet eurais, mes kalbam eurais, ne? Aš pasufleruosiu, kaip atrodė tas butas, žodžiu, už kurį mes tiek mokėdavom. Gal turim didesnių, mažesnių dar statymų, 115, 150, 350, 80, ok. Nu, kadangi 130, kas pasakė 130? Prizas, žodžiu, 135 eurai. Mes vienas klausėm kito, ar sugebės antras patemti 135 eurų. Juokitės dabar. Aš 100 žmonos apsiu. Tai litais buvo 460, nu tai čia rimti pinigai. Jo. Jeigu gali dar truputį pereikit, nes matau, kad tikrai truks vietos truputį į šitą pusę. Žodžiu, bandom laivą subalansuoti. Ateikit. Drąsiai. Va, čia šalia galite jau ką. Arba priekį atstuo. 135 litai. Jums dabar juokinga. Man tuo metu buvo ne. 2024 metai mes tą butą išnuomom. Nuoma yra 640. Nu dabar šakės, jau reikės mokesčius mokėti už tą nuomą. Ir mokam bankui apie 150. Tai tas butas dabar moka už mano namą. Jis didžiąją dalį namo įmokas. Jeigu būtų 0 euriboras, pilnai padengtų. Bet kadangi euriboras ten 0, tai dar biškai reikia damės. Tai per 9 metus situacija radikaliai pasikeitė. Radikaliai. Tai jeigu taip labai trumpai, mano pati investicinė kelionė prasidėjo nuo to, kad kažkada perskaičiau Kiyosaki, teorija atrodė labai faina, bet aš tuo metu dar knygai buvau nepasiruošęs. Dabar reikėtų gal 3 kartą Kiyosaki perskaityti. Ir 2016 metais nuėjau žaidimą Pinigų srautas. Ir pažaidžiu jį kažkaip laimėjau, teorijoje atrodė viskas žiauriai paprasta. Nu, praktikoje irgi žiauriai paprasta, tik dirbti reikia daug. Tai pagalvojau, o kodėl nepažaidus realybėje to paties? Nu, žodžiu, pasiimi vieną butą, sutvarkai, uždirbai, imi antrą, trečią, prisirinkai 10 būtų, žodžiu, pasyvus inkamas, nieko nebedarai, žodžiu, viskas, žodžiu, gyvenimas kaip ir sudėliot.
Nu, pabandom dar paskutinį kartą, į vidurį galima dar porą žmonių jau ką. Pabandom į viduriuką. Daugiau nebeprašysiu, pažadu. Čia, pabandom į viduriuką perėti, nes matau dar tikrai žmonių yra už durų. Gali truputį į viduriuką čia perėti, jeigu nesunku. Tai žodžiu, kokius tos sverdus galų galia užteks šito intro ir ne vis gundo, nesako nei vieno to svertų. 2016 metai pats paprasčiausias svertas, žodžiu, banko paskolos, ar ne? Nueinam į banką, labą dieną, reikia, žodžiu, vieno būsto, kam reikia to pirmo investicinio būsto, nu tai man reikia savo, nu tai okei, jokių problemų, paskolą gavai, 10%, žodžiu, viskas pat. Ateini antrą paskolą, kam reikia? Nu tai tėvam reikia, jo, tėvam reikia. Nu, trečią paskolą ateini į tą patį banką jau neini, nes jau sakai, kad tėvam eini į kitą banką. Žodžiu. Jeigu tėtis su mama susipyks, tai tėtis į vieną būtų išsikels, mama į dar kitą, o aš nežinau, gal jų tada būtų kelsiu. Ar kaip, žodžiu. Nu, tai trečias bankas apsimeta, kad patiki, žodžiu, tada ateina, žodžiu, ketvirtasis, ar ne? Ateini pas ketvirtą būtą, kai jau imi, jau tu gali makaronų kabinti, nekabinės, visi supranta, kad tu čia darai veiklą, kad tu turbūt nuomuosi ir, žodžiu, gali su savo pasakom, žinot, jau greit, gauni didelį pradinį, didelius procentus ir kai ateini, sakai, penktą būtą norėdamas imti, sako, im komercinę paskolą ir mes tau duosim, va ties ta vieta, nes tam tarpe dar vieną būtą pardavėm, tai čia ne klaida. Sako, mes tau duosim paskolą, bet pradinio reikės 52. Reikės 52% pradinio. Tai toj vietoj supratau, kad svertas, žodžiu, jau išnaudotas. Jau pasiekėm sverto galimybės. Bet, žodžiu, kada geriausias pirkti laikas NT, nu tai buvo, va, 2016 ar ne, po to 2017 ir taip vis tolyn. Nes kuo toliau tu eini, vis to brangiau, to daugiau reikia pradinio ir to sudėtingiau. Jo, nepaleidom. Tai konkrečiai, Partizanų gatvė, Kaunas, Dainavos mikrorajonas, vieno kambario būtai mano patys mėgiamiausi, nes mažiausiai reikia pinigų. Pirmas aukštas iš 5, nes kažkaip skelbimuose jos mažiausiai žmonės žiūri, uždėti tą filtrą, nerodyti pirmo paskutinio. Visi pirmi dingo, aš ateinu, mažai klientų, gal čia galima nuolaidėlę kokią paderinti, ar ne? Sena statyba, nes, nu irgi, sena statyba yra pigiau negu nauja statyba. Ir kokie didžiausi iššūkiai, ar ne? Nu, tai pinigai, pats sunkiausias iššūkis. Visados rinkdavomės, žodžiu, pigiai. Aišku, paukodavom ir greitai, ir kokybiškai, ir ant galo nebūdavo dar net ir pigiai, nes vis tiek dasidėdavo. Ir vienas iš tokių didesnių gal iššūkių tikrai būdavo, kad parflipindavau į metus tik vieną butą, nes visą laiką ir net ir dabar dirbu full time. Tai dėkui Vakar Vertical, kad kartais leidžia tikrai suderinti tą NT lygą ar ne su darbo. Ir tada ką, visus metus hordinė nesantaupas, kažkiek gauni iš nuomos truputį pinigų, kažkiek prisideda kito parduoto, perparduoto buto ar ne pelnas. Nu ir vėl sugramdai kažkaip ant to vieno investicinio ten to butuko, nu ir vėl prasideda ciklas, vėl užsukai, vėl kažką perdavai, vėl susitaupiai, žodžiu, tokia vargo vakarienė, keli pirmieji tie metai. AI-us paprašiau, kad pavaizduotų, žodžiu, kaip tie visi iššūkiai atrodo ar ne, tai, nu, pavaizdavo neblogai, tik su rašyba problemų yra, nu bet nieko dar, AI-us per laiką pasitaisys, išgaudus tas klaidas. Tai kokie bankų paskolų minusai, ar ne? Viskas tvarkoja su pirma, antra paskola, nuo trečios paskolos jau reikia didelių pradinių, komercinės sąlygos. Jeigu gausit komercinę paskolą, tai maksimalus paskolos terminas 10 metų, svajonės apie cash flow išskrenda per langą. Ir aš buvau įsivaizdavimą tokį turėjau galvoj, kad užskaitysiu nuomos pajamas, bankas sakys, okei, gauni tu tiek nuomos, nu tai okei, mes tau ten paskolinsim pagal tai, kiek tu turi tų pinigų, ar ne, kad pridės kaip mano darbo užmokesčio pajamą, pasirodė neįvelnė. Sako, jeigu užskaitysi 70%, tai maršą į viršų, kiti sako, užskaitysim ten tik 30%, kodėl, nes nepastovų, nes rizikinga. Žodžiu, pradinis planas nepaėjo, daug pradinių planų nepaėjo. Bet bankų paskolos turi ir krūvą pliusų, ar ne, tuo metu 2,8% atrodė, o dieve, kaip brangu. Dabar 2,8% duokit kur pasirašyti, ar ne? Kiek galima maksimaliai imti už tos 2,8. Ir kol esi jaunas,
Nu tai va, ypač jeigu savo būsto ar ne, arba investicijai, tai imkit, kol galit, nes maksimalus terminas dažniausiai yra 65 metai, plus minus ten 5 metai pagal banko politiką. Ir tuo metu mano buvo privalumas tas, kad buvau jaunesnis nei šiandien, kaip be būtų keista, ne? Ir man maksimalus terminas 30 metų, įmokos labai nedidelės, lieka nemažai pelno po nuomos tau. Gavai nuomą, sumokėjai bankui, vos ne antrą tiek liko tau. Ir pliusas tas, kad bankai labai vertina individualios veiklos pajamas. Kaip ir minėjau, žodžiu, su pirmu svertu labai greit pasiekėm liepto galą, 4 būtai game over. Reikia galvoti, žodžiu, kaip galima kitaip perdaryti viską, ar ne? Tai 21 metais atsitiktinai atradau Numai Rent to Buy paslaugą ir kažkaip, tuo metu jie ten turėjo griežtesnius apribojimus, bet man buvo atradimas tas, kad tau užtenka tik tais. Aš atėjau atvirom kortom, sakau, labą dieną, noriu nusipirkti vieną butą nuomai. Atvirom kortom, apie tėčius ir mamas paskolas, ten žodžiu, kad jie gyventų, makaronų šįkart nekabino. Jie sako, okei, 15% pradinis, tai tuo atveju ten buvo konkrečiai 7,5 tūkstančio ar ne, užsifiksuojam pirkimą, pasirašom sutartį, palūkanos prie nulinio Euriboro buvo ten apie 7, tai buvo biški šokas, nes po kaip 2,8 buvo brangu, o čia mokėti beveik 7, tai atrodė kosmosas, bet kažkaip matematiką padėliojom, atrodė viskas lyg ir normaliai. Ir 8,46, tai kai Euriboras užaugo, Numai pritaiko, kad reikia kompensaciją, jiem truputį dar papildomai namokėti, tai gavosi, kad jau 8,5 jau tas jiem kiek mokam palūkanų, ne? Ir sutarties terminas būtinai 2 metai. Tai pliusas tas, kad užsifiksuojam, nuperkam ir kas labiausiai žavu yra, truputį čia skaidrės matau išbarstytos, kai PowerPoint'ą, tai kol statoma, nemokam. Jokių įmokų, kol statom. Čia turėtų būti taškiuk. Jokių įmokų, kol statom. Tai žodžiu, pastatas statosi, kvadratų vertė kyla, aš nieko nemoku, pabrango objektas, tada pradedu mokėti 2 metai, norėčiau perparduoti, po 2 metų PVM'as nusiema, galiu, žodžiu, perparduoti, jeigu statytojas pridavė namą. Mano atveju statytojas pridavė namą tik prieš pirkom 23, pridavė namą praeito mėnesį. Tai 2 kolegos atvejais, tai čia jau 23 metais, tie patys butai jau kaip atrodo įrengti ar ne, paruošti nuomai, pirmą kartą išsinuomo gal už 500, dabar vienas nuomojasi už 550, kitas nuomojasi už 580. Nuomininkai vieni pasikeitė, bet iš principo, žodžiu, dirba buteliai pilnu tempu. Ir lygiai grečiai tų butų vertė per tą laikotarpį, natūralu, kad auga. Tai skaičiai, ar ne? Man tai skaičiai įdomiausia dalis. Ta teorija yra teorija, bet paskaičiuokim praktiškai. Tai Numai įmoka 302, ar ne? Viskas tvarkoj. Dar dasidėjo Euriboras, jau biškai mažiau tvarkoj. Ir tada gaunam nuomą po mokesčių 517 arba 547. Tai galų gale, kad ir su kosmiškai brangiom tuo metu, kai galvojau palūkanom, man išeina dienos gale, kad aš išsimokinėjau, sakykime, po truputį savo tą butą, turiu tik 2 butus. Ir man lieka dar tokia maža premija, ne, 146, 176, tai va, tai kaip 2,15, 135 bijojau, tai va čia, žodžiu, va tiek pat panašiai lieka tos premijos, kiek Vilniui vakarienė vieną išeitų, jeigu gėrimų neužsakysim, mane išeitų, jeigu užsakysim, tai jau tada prašiau. Tai o kas vyko tuo metu su turto verte? Laikotarpis neilgas. Užsifiksavom 21, įsigijom 23, ką šiandien turim. Tai pirkom už 51, įrenginėjom plus minus už 27 ir dabar nekilnojamo turto vertė 110. Tai gaunas jau toks įdomesnis kaip ir pliusas, jau turto vertė jau padidėjo, žodžiu. Palūkanos jau anksčiau buvau rodęs, tai dabar jau atėjo tas metas, kada turėčiau refinansuoti. Tai vat, kai padarysim refinansavimą, tai padarysim ir video. O kalbant apie video, tai jeigu nori dar daugiau gauti skaičių, kiek kainavo konkrečiai ten baldai, virtuvinis ir šiaip su kokiais vargeliais susidūrėm, tai galite užmesti akį į patį video, nusiskenuoti QR kodą. Turim YouTube kanalą. Kas žino, kad turim YouTube kanalą, skiriasi ant pusė žino, pusė nežino. Apsimokėjo dalyvauti.
pusė žmonių, žodžiu, sužinojo. Tai, žodžiu, su numai viskas perkoj, važiuojam, su numais dabar jau turim netgi 3 butus. Tai trečias svertas, žodžiu, komanda. Tai čia man gal vėliausiai tas dašuto, kad pati mano brangiausia klaida iš tikrųjų buvo nešti plyteles į 3 aukštą, nes, užnešimas 20 eurų kainuoja. Tai, žodžiu, kvieties pusbraliai ir sportuoja. Žodžiu, ten kiek reikia tų ten plytelių ar cemento maišų ar dar kažko, ten vėl žiūri kažką, ar ne, būtų galima į brigadą, bet jeigu po vieną bandai ten tos meistrus sugaudyti, o ne tai pigesnė kaina gauni 10% neišleidi brigados vadovai, vėl kažkur kampą nukirtai. Žodžiu, tada vargsti su kiekvienu statybininku, pats ten elektriko ieškai, dėriesi, žodžiu, nes viskas kainuoja, reikia taupyti. Ir, žodžiu, bendras vardiklis, nežinau kaip jums, bet man, žodžiu, buvo tas žodis pačiam, toks yra šokis čia, toks čia pačiam. Ir, žodžiu, aš kol darydavau darbą, kuris ten kainuoja 10 eurų, ar ne, tai aš nedarydavau darbą, kur aš ten gal 100 eurų už valandą gaučiau. Tai vad gaila, kad man tas daėjo, nežinau, čia jau kiek metų po, turbūt ne per seniausiai prieš porą, kad realiai tai reikia deleguoti ir sunkiausiai išmokti deleguoti ir pasitikėti ir atsirinkti žmones. Tai taip atrodo, kas ten yra padaryta būto remontai ir įrengti, ar ne, bet reikia bendrauti su gipskartoniku, elektriku, santechniku, plytelšiku, dažytoju. Dabar atsirado rekuperatoriai, tai reikia vėdinimo specialistų, tada reikia statyti virtuviniai, šiaip surink baldus, reikia pastatyti dušo senelės, ar ne, reikia, kad būtų veidrodis, apšviečiamas, neapšviečiamas veidrodis. Dar žiūrėk, kaip nusipirkai medinuką su kreimom, grindim raudonvario plentę, kur ten padėjus skardinį nurieda į kitą namo kampą, tai dar ir betonuotojų tau reikia. Tada dar griovėjų reikia, tai čia ypač, mes kadangi mėgstam nusipirkti tokį NT, kur kvepia labai pinigais, tai tų griovėjų ir ne tik griovėjų, dar šiukšlių išvežėjų reikėtų dar pridėti prie šitos skaidės. Tai jais paprašiau, kad pailiustruotų tai paaižiai, kaip ten turėtų, žodžiu, dariniai dirbti tie statybininkai. Tai tokia nebloga iliustracija pateikia, aišku, jie ne visi vienu metu dirba, bet santykiai tarp skirtingų, žinokit, specialybių statybininkų, tai yra daugmaž gerai atspindėti šitoj skaidai. Paprašiau dar irgi, kad jie sugeneruotų, žodžiu, gerą komandą, bet kažkaip labai corporate looking. Gal čia Hanerį taip jie visi gražiai atrodo. Jo, gal kokiam Hanerį, tvarkingi, pasitempę. Po to prašiau, kad sugeneruok, kad žmonės su paprasčiais drabužiais 3 kartus jais bandė generuoti, visus pastrigdavo. Tai nežinau, ar čia jam neįmanoma statybinių atstovus, žodžiu, pateikti, tokiais paprastesniais drabužiais, ar kaip. Jo, tai iš tikrųjų iš ko susideda ta gera komanda, tai aš sakyčiau, number 1, žinokit, ne darbų vadovas, bet architektas. Realiai, paskutinius didesnius objektus visus, ką bandau vystyti, pirmą einu pas architektą ir nežinau, 80% mano klausimų yra labą dieną, ar galim pakeisti gyvenam. Žodžiu, Pavelas, su kuriuo darbuojame, žodžiu, jau turbūt kiekvienas sykį aš skambinu, galvoju, vėl apie tai klaus, kiek galima. Tai va, tai ta komanda, aišku, atsiranda ne per vieną dieną, ta komanda susidėlioja per laiką, ta komanda keičiasi, darbų vadovo ar dar kažko geriau turėti po kelis, kartais žmonės būna užsiėmę, negali tau padėti, kai tau labiausiai to reikia, bet per laiką išsigrynini, susibildini ir žiūrėk, jau turi tą savo brandolį ir tada tu gali daryti tą darbą, kuriam tu geriausias, o jie gali darbuotis tuose darbuose, kuriuose yra jie geriausi. Tai aš Starfish atradau prieš gal metus laiko. Tai bent porą narių į mano komandą atėjo iš Starfisho bendruomenės. Tai labai trumpai, kas per du kultas yra Starfishas, ar ne, tai susirenka, kaip aš sakau, visi tokie wannabe statytojai, verslininkai ir šiaip aktyvūs žmonės. Kolegos Giedriaus klausiu, sakau, kodėl eini į Starfishą? Giedriau, kodėl eini į Starfishą? Ten vaibas toks yra geras. Sakė, nes ten yra toks geras vaibas. Šiaip tai tu man kitaip prieš tai atsakėjai. Tu man sakai, kad aš ateinu, pažiūriu, kiek daug žmonių daro skirtingus dalykus ir tada aš noriu daryti. Tai žodžiu, užsimotyvuoja žmogus. Tai aš irgi nuėjau, susiradau porą žmonių, prisidėjau prie komandos, pažiūrėjau, kaip kiti daro. Šiaip Justinas, jeigu ką galiu rekomenduoti, jo irgi pristatymą, manau, irgi turėtų apie Elfą papasakoti ir šiaip savo karjerą irgi labai įdomių dalykų. Tai bendruomenės gale, žodžiu, nueini, užsimotyvuoji, pasižiūri peskadaros, pasinetworkini, susipažįsti. Labai rekomenduoju apskritai, nebūtinai Starfishą, bet in general kažkam priklausyti,
kur galėtum keistis patirtim, ar ne? Stop. Šito video niekados neturėjo būti YouTube, bet kadangi mes surinkom 10 000 prenumeratorių ir jūs patys prabalsavot, kad norėtumėt šito video kaip dovanos, aš nusprendžiau laikinai jį kelti į YouTube, kad jūs sužinotumėt visas mano paslaptis, kurias sukaupiau per pastaruosius 8 metus. Kaip papildomą dovaną jum, noriu dar padovanoti Skerys NT nuolaidos kodą į NT Kempą, kuris vyks šių metų sausio 11-12 dienomis Druskininkuose. Kadangi beliko tik 48 valandos iki NT Kempo, tai aš rekomenduoju kuo greičiau paskubėti ir nusipirkti bilietą į jį. NT Kempe savo paskaitą turėsiu ir aš, po jos galėsim pabendrauti ir gyvai. O dabar linkiu gero laiko su likusiu video. Gerai, laikom tempą. Tai nuo 20 metų atradau 4. svertą, tiesiog eini per objektus, kažkur kartu investuoji, arba ten kam nors patari, parekomenduoji kokį nors meistrą ir tada po truputį vienas po kito atsiranda vis tiek kontaktai, kažkokie pažįstami žmonės ir taip toliau. Tai aš supratau, kad iš tikrųjų geriau turėti gabaliuką nuo to didelio kažkokio projekto, negu iš vis nedaryti nieko. Nes, kaip ir pačioje pradžioje, didžiausias iššūkis buvo pinigai. Tai yra žmonių, kurie turi pinigų, bet jie neturi laiko. Arba noro, arba fantazijos, arba jie ten, nežinau, jie gal su kripto labai gerai varo, su NT biški silpniau, ar ne, bet jie norėtų padiversifikuoti. Tai kadangi jie neturi laiko, o mes turim laiko, tai kas akivaizdžiausias toks apsikeitimas, ne? Mes keičiam savo laiką, jų investicijas, ten išminti ar kontaktus ar dar kažką, ar ne? Tai ten tu gali ieškoti ten objektus, nes tas investuotojas tiesiog, jis gali sėdėti ant galinės sėdynės, ar ne? Tu gali bendrauti su architektais, dėrėtis, vystyti tos objektus, prižiūrėti. Kartais nereikia ten kažkokių išrasti kosminių laivų, tiesiog reikia iškopti šiukšlę, įteisinti palėpę ir parodysim, į kiek pinigų konvertuoja, išsitransliuoja tokia paprasta užduotis. Tai išeitis jo, kaip ir sakiau, pasiūlyti savo paslaugas, nes variantų, kaip galima tą pyragą skirstytis, yra N+K. Gali sakyti, eina 50 ant 50, gali sakyti, aš išvystysiu projektą, duok man 10%, gali sakyti, aš tau mokėsiu metinės palūkanas, gali sakyti, tu sumokėk pradinį, aš, žodžiu, jau ateisiu su finansavimu per kokį profitus ar per dar kažkur. Variantų yra tikrai nemažai, jums tik reikia išsirinkti ar susidėrėti savo būdų. Tai konkretus pavyzdys, Želvos daugiabutis. Želvos daugiabutis, kas žinot, Želvos gatvė yra Žaliakalnė. Žaliakalnis yra Kaune, šalia Zanavykų turgaus. Tai nusipirkom gan nebrangiai, bet labai baisios būklės. Tai nupirkimas 196. Aišku, savų ten pinigų viskam neužteko, gal ten daug dievės savų užteko 1/3. Vystymas apie 39, didelius vystymus nesileidom. Sutvarkėm, iškopėm, suprojektavom, supakavom, pardavėm kitam vystytojui, kuris, žodžiu, turėjo didesnius kiaušinius, nei kad mes, žodžiu, ir nepabijojo vystyti jo iki galo. Ir, žodžiu, užtrukom 2 metus, nes pataikėm pirmą į COVID-ą, po to pataikėm tiesiai medžiagų brangimą. Summa summarum sakom, ką darom? Ar vystom dar 2 metus, ar geriau parduodam? Sako, gal parduodam, turėsim 2 laimingus investuotojus, pasitrauksim pinigus, galėsim įeiti investuoti toliau. Tai jeigu kam nors įdomu, galit nusiskenuoti QR kodą, gausit visą 2 metų istoriją ir išgirsit daugiau detalių, iš jos pamatysit vaizdų apie patį tą visą daugiabutį, ar ne? Ir nuo 23 metų, irgi panašus į antrą svertą, ar ne, mano atradimas Haneris, arba, kaip aš sakau, irgi tas pasirentų baidat, žodžiu, 2.0. Kodėl 2.0, žodžiu, nes Hanerio sąlygos atrodo daug geresnės negu Numai ir jų visas verslo modelis yra visiškai kitoks. Jeigu Numai orientuojasi, kad uždirb tau skolinant pinigus, tai Numai orientuojasi, kad uždirb tau parduodant nekilnojamą turtą, ne? Tai, sakau, vienos durys užsidaro, kitos durys atsidaro, ar ne? Jeigu jau ten bankai nebe, Numai jau irgi taip ant ribos, ar ne? Tai tada sako Haneris, okei, sako, mes sako, tada pagelis. Tai Hanerio rent to buy sąlygos, taip, in a nutshell, ar ne, jeigu norit išsinešti 3% iš šios prezentacijos, tai komanda ir šitą skaidrę. Nes 2 variantai, kaip galit pasirinkti visą tą modelį, ne? Jūs galit, kad būtų įrengę Haneris, sumokat, mano atveju aš turėjau sumokėti 6 mėnesių įmoką,
bet jeigu jūs esat paprastas žmogus, gal jūsų paprašys tik 3 mėnesių, ar ne? Ir jokių įmokų irgi kol stato, ar ne? Arba įrenginėja. Tai žodžiu, stato metus, įrenginėja dar pusę, jeigu daug klausimų yra įrenginėja gal dar 9 mėnesius, tai tu raktus gausi tik dar ten vos netoli po 2 metų, bet tada ir te pradėsi mokėti. O per tuos 2 metus ten NT kainos, žinot, kiek gali paaugti. Tai taip labai grubiai vis tiek reikia įrengti, reikia virtuvinio, reikia baldų, nu, tu negauni gatavo, tu gauni įrengtą būtą, bet tam būte dar reikia baldų, reikia būtinės technikos, reikia virtuvinio. Tai taip labai grubiai priskaičiaus, pinigų poreikis yra apie 15-20 tūkstančių, o ką tu gali Vilniuje nupirkti už 15-20 tūkstančių, ką galim nupirkti? Sandėliuką gal, parkavimo vietą gal galima. Va parkavimo vietą. Žodžiu, arba parkavimo vietą, arba parodysiu, žodžiu, alternatyvą, ne už kiek pinigų. Arba antras. Galima? O, geras. Aš galvoju, kad jau nebegalima, nes už 15 jau Kaune, tai ant ribos. Aha. O, 12 kvadratų. Mūsų mėlymiausia kvadratūra. Nu, šiaip 17, daugiau kvadratų turim patirties. Jo, bet turbūt, kai rengi tualetą, tai lieka 12. Tai arba kitas variantas, tu pats įsirengi būstą, pradinio nėra, bet įmokas iš karto pradedi mokėti dabar. Dabar pasirašai, užsifiksuoji ir pradedi mokėti. Tai tuo atveju pinigų poreikis, aš taip paskaičiau, truputį didesnis, vėl PowerPointas išmėtė. Ir 30-60 tūkstančių eurų, nes visą butą reikės jums rengti. Čia skaičiuoju apie 40 kvadratų butą, jeigu ką, kad būtų iškim. Tai privalumai, ar ne? Aišku, nuolaidų negausit jokių, apie nuolaidas galit pamiršti. Žodžiu, kokia yra kaina, tai dar ant tos kainos 5 procentai viršau. Žodžiu, nuolaidų negauni ir ant to 5 procentai, nes tie 5 procentai yra iš tikrųjų tavo 3 metų palūkanos. 3 metų palūkanos. Kame yra visas žavesys, Euriboras niekaip to neįtakojo. Tai čia yra mano svajonių turbūt dalykas. Nes net ir numai paprašė, kad mokėčiau ko ten keliasdešimt eurų kaip Euriboro kompensacija, ne? Ir maks sutarties terminas yra 3 metai, ką mes turėsim daryti po 3 metų. Mes turėsim eiti į banką arba kažkur kitur, pasiimti paskolą, refinansuotis ir nusipirkti tą nekilnojamą turtą, kad jis būtų mūsų. Tai konkrečiai, Hill City Rent to Buy atvejis, ar ne? Pasižiūrėjau, atvažiavau, sienos jau stovėjo, variantų nebuvo labai daug. Tradiciškai nuėjau į kurį aukštą? Teisingai, nes pirmam aukšte sakė pavojinga, ten kažkas iššok pas tave gali, o aš tai tik mačiau, kad terasa yra. Kaip gali terasa būti blogai? Nesupratau aš to, kodėl neėmė. Tai pasiėmėm 4 butus, vieną šalia kito, nu žinau, kad nuomą paprašiau, atvažiuoju, susirinkai iš karto, ne? Jo. Ir jokių įmokų kol stato ir įrenginėja. Žodžiu, aš dar pakliuvau į tą paskutinį vagoną, paskutiniam traukinį už 3 procentus. Tai va, girdėjau, sakė, kad žmonės su rankom bandė nuplėšti už tokias palūkanas. Ir man dar papildomai reikės, kaip tik jau butai eina į pabaigą. Jau už 2 savaičių turėčiau gauti pirmųjų 2 raktus. Tai dar papildomai reikės virtuviniai, buitinė, baldai. Tuo metu nuomos potencialas buvo 600, bet dabar matau rinkoje, kad potencialas padidėjo, jau gal net 650 ten galėtų būti. Ir atmetus mokesčių, žodžiu, nuomos susigeneruos per metus apie 6000 eurų. Ir vat, už tą patį parkavimo vietos 15 tūkstančių investiciją, ar ne, aš valdysiu NT už 190. Tai svertas daugiau nei 10x. Nesimu parkavimo vietą, nesimu sandėliuką, nesimu patį tą butą, jis truputį aišku dar pabrangsta ir gaunasi, kad už leverageinį, žodžiu, daugiau nei kad kripto, ar ne kokį. Ir kokias teorijas aš keliu, ar ne, kokia mano Rent to Buy logika, jau ką, tai čia ne finansinis sprendimas, ar ne, tai kad nuomos kainos Vilniuje nekris arba bent jau ženkliai nekris 42 mėnesius, šiaip mačiau, kad jau pranašystė pildosi, kad truputį paaugo. Vilniuje tai, kad brangs per visą tą laikotarpį 10-20 procentų arba po 3-6, tai va panašu, kad šiemet artėjom jau į 6, į didesnį, kitą metą jau galės pikti truputį mažiau, kad viskas būtų teisinga. Ir kad nuomininkai per 30 mėnesių, kol nuomosis, nes vis tiek man reikės pabaigti rengti butą, vis tiek bus pastovų, reikės susirasti nuomininkus, jie sukaups mano pradinius 12 procentų įnašų. Aišku, turėkite omeny, kad aš kiekvieną mėnesį dar vis moku
ir dar papildomai pinigų irgi įkris Hanerį, ar ne, kad susikaupčiau savo 15% pradinį. Ir vis tiek bus at the end of the day 50% skirtumas, kurio man reikės po 3 metų ištraukti iš savo kišenės ir reikės damokėti. Nu, nebent ant tai pavarys geriau, nebent nuomos kainos bus, bet čia jau toks optimistinis. Aš esu optimistas, sakiau, su patirtim. Per daug laiko dirbu pardavimuose ir su influenceriai, žodžiu, kad būčiau tik optimistas. Ir esmė tikiuosi, kad po 3 metų pavyks refinansuoti su tokiu LTV. Tai va, dar liko lauk kokius 2,5 metų ir pažiūrėsim, kiek mūsų ta logika buvo teisinga arba ne, ar ne. Tai jeigu taip rezimuota visą kelionę, ar ne, tos pirmus 10 būtų, tai va, Haneris ten buvo 11, 12, 13, 14, atrodo 4 paskutiniai būtai, tai kad iš tikrųjų mes pervertinam, ką galim pasiekti per tos 1 metus, bet aš su NT dirbu, tarkim, investavimą nuo 2016 taip aktyviau, o dabar yra 24, tai per nepilnus 8 metus tikrai pavyko gerai pasistumėti ir manau, kad per ateinančius 2 metus dar geriau pavyks pasistumėti ir tikrai mes nuvertinam, ką galim padaryti per 10 metų. Tai jeigu jūs pradėsit, nežinau, savo kelionį kažką dabar, atsiminkit dabartinį momentą, atsiminkit kažkokią mintį ar dar kažką, kas jums užsifiksuots, kažkokį jausmą ir po 10 metų pabandykit prie jo sugrįžti, kiek pasikeiti. Tas butas, kuris pradžiai ten atrodė brangus, po to žiūri, jau tavo namą išmokinėje, jau žiūrėk, susidėlioja kažkokią finansinę laisvę, ne? Tai jeigu jums pasirodė kontentas įdomus, kad norėtumėt, nežinau, gauti pasiūlymai kokius mokymus arba šiaip investicinį objektą, ar ne, tai brūkštelkit, būtų tikrai įdomu pabendrauti, nes tikrai tų investuotojų, reikia, tiesiog objektų yra daugiau nei mes turim pinigų, nes nelabai ten daug jų turim, ten truputį užgyvenam, bet dar toli gražu, pagal tai, kiek krenta tų galimybių, ar ne. Ir parašykit, būtų tikrai įdomu į kažkurį objektą nuvažiuoti gal kartu su jumis. Pavyzdžiui, Lančiūnos proftechninė mokykla. Ir gal turit kažkokių klausimų? Kaip sekasi derinti personalinį darbą? Sunkiai. Žiauriai sunkiai. Vakar repetavau prezentaciją truputį patobulintą. Lygiai grečiai ten, žodžiu, vis 2 vaikai atbėgdavo ir sakydavo, tete eina mėgot. Ir man sakė, užknyso, kiek čia galima, čia su tavo ten taip toliau, žodžiu, nesakysim, kaip šnekanai, žmona. Bet, iš dalies džiaugias, bet iš dalies yra tikrai labai sunku, aš čia gal jau kas video yra žiūrėjęs, jau pasikartosiu, bet man tetė sakė, kad užpakaliu gali 1 kėdę labai patogiai, 2 biški sunkiau, bet su 5 atsigult gali, bet bus nei patogu, nei gerai. Tai va, žinokit, sunku, labai sunku, bet, aš kažkaip juokauju, kad dabar dirbu tam, kad po to galėčiau nedirbti. Gal reikėjo iš antro galo pradėti. Iškart nedirbti. Jo. Turiu dar porą klausimų, kas įmėtėte į programėlę, labai dėkui. Jei pradėtume dabar, kokius 3 dalykus darytumėt kitaip. Tai man pati pirma mintis, kurie atėjo, galvoju, viską į kripto, žodžiu, all in į kripto, bet... Ir viskas, nieko nedarau, laukiu, nes bitcoinas, atsimenu, ten bitke 9 kainavo, dabar 99, viskas, ką ten daugiau. Ne, tuo metu taip, negali visko sustumti ant, nežinau, net neraudoną, ant žalio, kaip kazino, ar ne? Tai aš turbūt daryčiau dabar, tai anksčiau pajungčiau komandą, bandyčiau gal ne tiek daug NT imti nuomai, kad jį išlaikyti, bet daugiau NT, kad perparduoti, nusipirkai, pardavėjai, imi didesnį, nusipirkai, pardavėjai ir uždirbinė tuo metu. Ir, tai jo, komanda ir daugiau paskolų. Žodžiu. Nes yra, kad rentų buy rinkoje yra nuo gal 2019 metų. Aš atradau 23. Jūs atrado 24. Tai va, nuo 2019. Prisijungčiau prie bendruomenės anksčiau. Va. Starfishas irgi nuo 2019, ne? Dar anksčiau gal. Dar anksčiau, sakė. Tai va, jau nuo tada galėjau. Tai va. Ir... Jo, tai ką darytumėm kitaip? Dar vieną klausimą turiu, kur užbalsuota. Jūsų nuomonė, kokie rajonai šiuo metu yra perspektyviausi, į kuriuos reikėtų orientuotis? Tai su rajonai, žinokit, kažkada sakiau Naujamiestis,
Dabar Naujamiestis dar kažkiek turi, manau, bet taip jau labai jau nebedaug belikė tos mėsos, pavadinkim. Aš manau, žinokit, kad visa esmė yra ne rajone, o visa esmė yra sandoriai. Nes, pavyzdžiui, dabar, aš kai juokauju, sakau, mes perkam absurdiškai pigiai, už kelis šimtus ten eurų ir tada bandai parduoti, nežinau, už 1500, už 2000. Uždirbi nupirkdamas. Tai koks tas rajonas nesvarbu. Kaune nebeįperkam, važiuojam į Kėdainių rajoną. Ten nebeįperkam, nežinau, ten vieno kambario butai, matai, jau ten nebeina, bandai įti 3. 3 nebeina, bandai įti 4. Po 4 eini didesnės patalpas dar kažkur. Kažkada dalyvaudom varžytinėse, dabar varžytinėse nieko gero nebelabai nupirks. Tai turi vis, inovuoti, atrasti kažką naujo ir nesvarbu, koks tas iš tikrųjų yra rajonas. Paskutinis klausimas. Juridinė forma, kas tada? Mažoji bendryja. Mažoji bendryja, dėl ko mažoji bendryja? Pirma, nulinis pelnas pirmaisiais metais, tai būtinai MB atsidarykit sausį arba vasarį, kad pasiimtumėt už visus metus. Ir antras momentas, kad priešingų atveju sumokėsit pelno mokestį nuo viso remonto. Nes jeigu fizinukas daro, bandėm 2 kartus VMI priduoti, kiek ten mums kainavo remontai, abu 2 kartus jie žiūrė paprastai pirkimo kainą, pardavimo kainą. Kiek vidury yra remonto, niekam neįdomu, moki už visą tą. Jeigu turi mažąją bendryją, parodė išlaidas, pelnas sumažėjo, sutaupai kelius tūkstančius ant pelno mokesčių. Viskas. Ačiū Jums, gero forumo. Ačiū. Su dovanėlė.